Sveiki visi. Nu ką, šiandien turėsim žvejybą ne su metodu. Metodas dabar, kaip sakant, iš šono. Prieisi prie savo temos plūdinė žvejyba, stajaks ir du botkačiai. Bandysi kažką pagauti, pafilmuoti, parodyti, nebus žuvies, bus žuvies, įmesiu, kamera visada su manim. Paskutinį metą aš ją tampu, bet video neišgimdau, kaip sakant. Tai va šiandien bandysiu išgimdyti, gal ką parodys. Žodžiu, viskas paprastai, tiesiog plūdinė. Varau dabar į točkę, užsijaukinsiu, masalas kukurūzus, nieko daugiau netari, nei slieku, nei dzika, tiesiog iš lempas, žvejyba, iš dalies planuota, iš dalies neplanuota, net sunku ką pasakyti, tiesiog pasisėdėsim su plūdė. Žiūrėsim, kaip man seksis. Sveiki dar kartą. Tai va, žodžiu, turim tokią situaciją. Sunku čia kažkaip ir įsireikšti, bet kaip visada, eilinį kartą. Žvejyba. Kamera yra. Sakau, žuvies nebus, nefilmuosi. Tai žodžiu, reikalas tame atvariu su plūdiniam pažvejoti. Pasiėmiau du botkačius. Kukurūzą prikabinau porą bankių. Pasijaukinau čia su jaukais. Papyliau kukurūzą. Žodžiu, turim plūdinę žvejybą, kuri buvo kaip ir planuota, kaip ir neplanuota. Planuota žvejoti, bet neplanuota filmuoti. Kaip nori, taip supraskit, bet esmė tame, kad svarbiausia andūras. Kaip aš sakau, andūras. Turim ir laimikį, pradžią nefilmau. Aišku, dar filmuosi, dabar įjungiu filmavimą. Tai va. Turim ir laimikį, kas mane nustebino, aišku, čia. Toks plakis armatūržuvė. Porą mažesnių. Irgi katininių, seliopkė, 3, vieną raudę, čiulpažuvė, žodžiu. Ir ką, pagaliau šiemet pagavom, kaip minėjau, žvejybą iš ir turim gražuolį lyną. Nežinau, kiek bandžiau gaudyti prieš tai seniau konkrečiai lyną. Niekaip man ten gaudė, nesižvejoja. O šiandien turim ir laimikį. Tai va, ką aš daugiau galiu jum. Ta prasme, dabar jau kamerą įjungiau. Gimdysim video. Žvejyba, kukurūzai ir du botkačiai.
nei graibštą, nieko neturi, nei tinkliuką žuvį dėti. Bet kokiu atveju lyns kelius ir rūkyklą. Sorry. Nu jo, įjungiu filmavimą, tai prasidėjo remonto darbai. Kaip visada, nieko nauja. Bandau persirišti kablių, susipynę man čia dabar. Tai va. Kaip ir susitvarkiau. Kukurūzų. Kukurūzai tai ne kažką. Kažkokie labai smulki. Deda po du. Na, ant tokio masalo šiandien ir žvejojam. Va ir krėslas, koks šiandien mano. Atsisėsim, kaip sakant. Gal kažką dar pagausim. Filmavimas įjungts. Kažkaip tai šiandien man sakiau tą žvejybą, kad sunku pasakyti net. Kažkas vėl lyg tai kliopina. Nu, lauksim rezultatų. Jo, čia ramybės, tai chebra tikrai nebus. Tokioj aplinkoj. Yra kaip yra. Kaip aš sakau, ne esmė. Pramazinau. Aišku, čia ne toks ėmimas, bet promachas.
Kas dabar? Taip naglai. O. Dar vienas. Aišku, šits nelegals. Gražuolis, bet tai dar bachuriuk tau teks paaugti. Keista. Nelinų žvejyba, bet gavosi. Kaip aš pavadinčiau kažkokią nesusipratimus pornografijai, žodžiu. Tai va. Bet tai kaip roveis. Vėl ant vieną kukurūzą. Gerai, viskas vyniok. Aš tai dar nevyniosiu meškerio, tu vyniok. Na jo, krantan bandė įvaryti. Kaip dar jum plakys. Negalvokit, kad aš šitą šušarą paleidinėsiu. Užtenka mūsų telkiniuos ir taip prisivysė šitą gėrę. Į maišą jį. Nu, žinokit, chebra keičia plūdis. Nes nesuprant, ten jėmimų yra. Kažkaip lievai matas. Tai va dabar užsidėsi tipo mano manimu jautresnis čia. Universalės galim ir naktį žvejot su jom, čia atsisuka, įsideda mini batareiką, elements kaip čia. Tai žodžiu nežinau, dabar priejau tokios išvadas, kad kažką aš ne taip darau. Nu, yra kaip yra, žuvies turim, šušaras ir taip toliau. Plūdinė jėga. Dabar bandau eksperimentuoti. Nu va, ir karšioks dar įsipaišė į šitą mano neplanuotą video. Ką, plūdinę šiandien paė. Smagu. Žuvis visų keliaus. Kas į keptuvę, kas į rūkyklą. Šiandien tokį dieną. Nes Raimo tipo alkans. Viskas okei. Ką, važiuojam toliau.
Jo, dabar chebra kaip užėjo vienu metu, tai čia. Kaip sakant, einu į edzę. Dar vienas. Prasidėjo čia kaip smagu. Plūdinė smagu. Bus skanių čipsų į keptuvę. Konkrečiai žuviniai čipsai. Jėga. Nu ką, chebra, baigi savo tą žvejybą. Plūdinė mano mėgstamiausia. Kaip matėt, vis dėlto gal ir verta buvo pafilmuoti. Žuvies turim. Viskas, kaip sakant, man zajebys. Tai va, žuveliokų pagavom. Pasėdėjau čia. Nu, nemažai iš tikrųjų, realiai gal koks grubiai, sakykim, 4 valandas. Nu, nepilnai 4 valandas. Tai va, turim ką turim. Žuveliokai. Šiandien nepasiruošsim jokių tinkliukų. Keliaus. Kas keliaus į čipsų fabriką, kaip vadinama. Tikrai įsikepti. Atrodo žuvis menkavertė, bet iš tikrųjų, jeigu realiai turit prieskonių, turit talentų kepimui, o aš jų tikrai turiu. Lynas keliaus į rūkyklą. Tai va. Ką aš daugiau jums? Nei žvyno, nei uodegos. Turi dabar šiandien kažkokį planą. Planuosi tą prasme. Nežinau. Gal ir su spinningu senai kažką bandžiau, nežinau, ar ešerį, ar lydeką. Nu jo, užsisvajojau aš. Bet kai nebandys, nežinos. Man atrodo, dabar vis tiek tie orai jau vasarą tęsiasi, nors ruduo realiai, bet reiktų pabandyti. Yra pas mane ten nemažai tos amunicijos ir naujos, ir apleistos. Tai ką žinau, gal bandys kitą video padaryti ir su spinningu. Tai va, chebrytė, tokie reikalai. Nu ką, vynioji botags,
Vyrinu namo. Iš tikrųjų, realiai šiandien dėl ko tokia amunicija buvo, nes atvariau sąsuvą. MDP vadinas. Kas nesupratot, mink durniau pats. Iki kitų pasimatymų.